Toronto Raptors vidurio puolėjas Jonas Valančiūnas šiemet su komanda anksti baigė sezoną. Todėl atskubėjęs į Lietuvą veltui laiko neleido. Krepšininkas suskubo į paskaitas Lietuvos sporto universitete. Čia jis yra laisvasis klausytojas. Tai reiškia, kad kol kas Jonas Valančiūnas nėra studentas, tačiau po metų gali juo tapti. Dabar jis pasirenka norimus studijuoti modulius ir laikys egzaminus. Įtempto sezono metu buvo sunkiau, bet bendravom internetu, telefonais. Vis tiek tas veiksmas vyksta, malonu, kad dėstytojai supranta, kad aš irgi turiu darbą dirbti ir esu labai toli ir kartais gal pro pirštus pažiūri, bet bendrom jėgom dirbam, mokomės, kažkas, manau, išeis. Mūsų studentas, jis yra laisvas klausytojas, bet aš galvoju, kad jisai dabartiniam sąlygom komunikacijos priemonėm tikrai gali studijuoti pagal programą ir gali būti įdomus jam mūsų įdomios studijos ir jisai gali būti įdomus mum, kuris dalinasi patirtim iš NBA. Gal kažkokią treniruotę planuojate vesti, pasidalyti patirtimi šiek tiek? Čia jau kaip dėstytojai lieps. Iš tikrųjų, studijų programa yra programa ir be jos negali pabaigti nei universiteto, nei tam tikros pirmų metų programos. Todėl Jonui yra padaryta tik tai, kaip ir kitiem beje studentam, padaryta išimtis, kad jis yra laisvas klausytojas. Neseniai šį studijų būdą pasirinko ir buvęs garsus krepšininkas 2003 metų Europos čempionas Virginijus Praškevičius. Pasukau daugiau sportinio gyvenimo, o mokslas buvo apleidęs ir kažkaip norisi dabar dabaigti tą visą reikalą. Šiaip tai viskas domina. Nėra kažką konkrečiai, pakol kas dar neapšilaukoju čionais, nors susipažinti su viskuom, kas yra. O šiaip tai daugiausiai norėčiau pasidalinti patirtim, paskui nesinori, kad ta patirtis kažkur pradingtų. Padėti studentam, kažkokiem žaidėjam jauniem, kad jie tobulėtų. Pastaruoju metu studijas renkasi žinomi sportininkai, tarp jų nemažai ir krepšinio talentų. Universitetas stengiasi sudaryti sąlygas parengti individualius studijų planus, kuriuos galima derinti su intensyviu sportiniu gyvenimu. Dažniausiai studijos vyksta nuotoliniu būdu. Tuomet, kai sportininkas yra laisvas po sezono, dažniausiai vasarą jis atvyksta į universitetą. Viena turbūt iš universiteto ir misijų ir funkcijų yra padėti atletam, aktyviem atletam, tie, kurie žaidžia, sakysim, klubuose arba sportuoja kitas sporto šakas tuo metu, kada jie yra karjeros pike. Jau nuo tada kiekvienas atletas turi pradėti galvoti apie tai, ką jis veiks po karjeros. Yra ir tam tikras universiteto pasididžiavimas, kadangi vien jų pasiekimai ir tai, kad jie tampa šio universiteto dalim ir galimybės gauti iš jų tą įdomią informaciją, patirtį, kurį jie sukaupė žaisdami aikštelę, aš galvoju, yra abipusiai labai naudinga. Universiteto laisvaisiais klausytojais yra ir dar du 2003 metų Europos krepšinio čempionato didvyriai Donatas Lanina ir Dainius Šalenga. Universitetą renkasi ir kiti atletai. Universitetas gali pasiūlyti studijų formas, kurios leidžia jiem net ir karjeros metu, sakykime, padėti pamatus tolimesniai veiklai. Milijonai yra milijonai, bet tai yra žmogaus lavinimas vis tiek ir norisi būti ne tuščiam žmogui, norisi kažką žinoti, norisi kažką mokėti. Tu uždirbi pinigus, bet intelektas jis bet kokioje gyvenimo situacijoje jis reikalingas. Ir suprasti patį sportą ir suprasti krepšinį, jį analizuoti, tikrai reikia turėti pagrindus ir žinių. Tai yra ateities vienas iš universiteto kelių, kaip dar labiau pritraukti, sakysim, ir studentų ir turėti dar didesnį indėlį į bendrą visuomenės vystymą. Lietuvos sporto universitetas vienintelis Lietuvoje rengia sporto šakų trenerius, o studijų programa treniravimo sistemos yra tarp 10 populiariausių studijų programų šalyje. Treniravimo sistemas baigė žymų šalies lengvaatlečiai Virgilijus Alekna, Austra Skujytė, Rytis Sakalauskas ir kiti sportininkai. Tos formos, aš manau, jos tik tai plėsis ir mes galėsim pasiūlyti dar daugiau specializacijų ir specialybių būsimiem, sakykime, profesionalam. Ir tai viena iš mūsų krypčių.
Kiek vėl tarnauti?